Ji atėjo su peiliu ir tu privertei ją susimokėti? Bravo. Žinai, kaip dabar pagalvoju, tai jinai galėjo mane ir papjauti. Aha, ji tokia. Galėjo. Psichė. Minimum. Bet kaip tu gerai čia užtryniai su tuo draudimu? Geras. Kas gali žinot, gal būtų ir dūrusi. O kaip jinai tave surado? Sakė, kad turi kažkokią draugę telefonu. Parduotuviai, tai jos suvedė mano numerį ir išmetė joms mano adresą. Va dabar tu pati supranti, kad tu buvai per plauką nuo mirties. Žinok, suprantu. Va. Bet aš nenoriu to prisiminti. Va, tai kaip man dabar su ją skirtis? Jie ateis, nudės abu. Žinai ką? Skirkis. Paulina, kaip pati matai, kaip viskas sudėtinga. Nereikia skubėti. Reikia pamažu ją pratinti prie tos minties. Vėl prasidė. Ką tai reiškia prasidėti? Gi pati matei. Jos dėdė medžiotojas. O kas jei vietoj peilio būtų atsinešusi šautuvą? O, gyvenimas brangus, reikia čia viską apskaičiuoti, Paulina. Klausyk, aš viską suprantu. Nu, ką žinau, gal aš nusisamdysiu apsauginį, gal aš ją įduosiu į policiją. Ką žinau? Tu kaip visada iš tos baimės dedėjai krūmus. Bet tu sutinki, kad reikėtų palaukti, nes jinai vėl tavęs tykos prie durų. Gerai, gal reikia nusiraminti, nes jeigu taip toliau tęsis, gali visai suraganėti. Klausyk. Kartais tu tik tai nesidžiaugi čia? O, aišku, kad ne. Baigtų. Aš iš meilės, kad tu mane supranti. Kaip man sunku su tom skyrybom. Eik tu šik babarskai, durn sėsi, negali kaip žmogus prieit su garsu. Vycka, kur Monika? Moterų pirty, blem. Pirty? A ką nugarą nori nutrinti? O ten, tuo išeis. Bet nuojauta turi, ne, žinai, kur Monika. Monika man į SMS locationą numetė savo. Ką tokį? Location. Tau parašė. Jo. Ką, netiki? Ne. Žiūrėk. O, istorinis moments. Monika parašė, galėsi įsirėminti ant sienos pasikabinti. Chill, Vycka. Kas toks chill? Kad čia alfa patina kursus praėjai, iš kur toks bazariuks, ką? Gerai. Vycka, tugi žinai, kad Monika kiek tai patinka. Tai jeigu kiet skient sėsi, tai kam keli? Vycka, no problem. Kur čia šiukšlinė? Nu, gal ten kur nors. Ne? O, vėl grįžo seniai įpročiai švarinės. Taigi toj bus kava. Ką? Ne, bėgu. Kur? Ką tai reiškia, kur namo? Ką, nematai čia kokius ablavus? Per telefonus suseka. Klausyk, beje, pamiršau vieną dalyką tavęs paklausti. Tavo leidykloje atsirado tokia mergaitė, Monika. Taip, žinau. Žinai, ji mano dukra. Ką? Jinai tavo dukra? Oi, o mes su ja šampaną gėrėm. Šampaną? Aha. Oi, kažkaip jūsų čia labai daug pasidarė. Žmona, dukra, tu ir viskas per vieną dieną. O kodėl tu gėrei šampaną? O todėl, kad jos dėka aš buvau priimta į etatą. Tikiuosi, tu nieko apie mane neprasitarei. Ne. Labai gerai. Venk bet kokio pokalbio su Monika apie mus. Nevelkim jos į mūsų istoriją. Sutarim? Sutariam. Labai gerai. Bet man reikia pinigų. Vėl? Nu taip, remontui. Sienos, lubos, grindys, niekas ten nepadaryta. Klausyk, galima taip vat neskubėti. Santechnika, durys Lenkijoje yra 5 kartus pigiau.
Klausyk, aš jau susitariau su meistriais. Kelius tūkstančius dabar duosim, o po to tu gali tenai ką tik tai nori vežti iš Lenkijos. O gerai, aš ką nors sugalvosiu. Pažadi? Pažadu. Man reikia iki kitos savaitės. Supratau. Viskas. Lėkiu. Gerai. Iki. Iki. Užsirakinsiu, nes gal dar kokią beprotę ateis. Kas čia dabar? Nu, kaip, išsirinkot? Pasaka, ne suknelė. Ne, kiek už tą pasaką? 80 eurų. Nepigiai. Dėrėtis bandėt? Bandėm, bet nepavyko. Kur Babarskas? Va, ten. Staigmeną tau turi. Supratau. Kokia staigmena? Savaitgalis druskininkuose 2. Babarskas nupirko? Nu, iš vis kiets pasidaręs, bazarą valda, neim susišnekėt, žinot. Labas. Labas, Monika. Ko norėjai? Kaip laikais? Sakau, gal to kokią helpą reikia? Tai jeigu tik tiek norėjai paklausti, taigi galėjai žinutę parašyti. Kokią staigmeną rašy? Iš kur žinai? Pėcką pakuždėjo. Tas tai visai bazaro nelaiko. Žinai, tau buvo visokio streso čia. Problems. Tai va čia tau. Kas čia? Pažiūrėk. Dovanų kuponas. Taip. Kazy, 2 į druskininkus. Taipgi tau patiko. Kas tas antras žmogus? Nu, pirštais nerodysim. Klausyk, tu labai geras draugas, bet gal pasikvies kitą panelę. Monika. Taigi aš suprantu, taigi netrenktas asilas esu. Tu gali čia įsirašyti, ką nori. Silva ar Nikolė. Baigtų, aš negaliu priimti. Gali. Ir paimsi, nes pinigai jau sumokėti. Negaliu paimti, sakau. Monika, nežemink manęs. Čia dovana nuo tikro bachūro. Iki. Nežinau, kažkaip nefainai. Nespėjau net ačiū pasakyti. O tai ką davė? Kuponą dovanų. 2. Babarskas pats nupirko? A tai ko tu čia stebėjęs, taigi užkal babkių, rimts kenčiuks dabar pasidaręs, bazarą valda, nein susišnekėti. Žinai, aš pagalvojau, gal jūs važiuokit, įrašyti vardus tik tai reikia. Ne, baigtų, mes negalėtume. Ne, kažkaip gal. O gal varom? Druskininkose nesu buvęs, veltui viskas. Nu, taigi čia bus tokia mažytė priešvestuvinė dovana nuo manęs ir nuo Kazio. Tai gerai, dėkui. Aš žinai, ten yra šita vonė tokia, kur mineralinis pils. Tai guli tarp mineralinio burbuliuoja, žinai, atsigeri, paguli, pirs, triukti, tralelė. Debilas. Nusilva, nu. Nesipykit, pasibučiuokit, vestuvės artėja, džiaugsmo daugiau. Sorry. Va. Gerai, varom. Kur tave Monika pavežti? Manęs tai atvažiuos. Rokas? Džiazas. At kokia slapukė tu. Gerai, varom. Ate, draugė. Roks, džiazas. Nesupratau, čia apie bernus, apie muziką. Ne tavo nereikalas, Vicka. Supratau. Gerai, kur mašina, einam? Ten. Viskas. Aš tik įėjau pas Ziną. Taip. Va, štai Zina, prieš mane. Kalbėk, Sofija. To ką man jai sakyt? Sakyk, ką matai. Labas vakaras, Sofija. Kasparas pas mane.
Nesibaigia, tai ėjo, parėjo, nesiskaito. Nu, Sofija, aš tu perskambinsiu. Gerai? Kas? Kokia dar draudimo agentė? Aš nieko nežinau. Klausyk, būk gera, aš grįšiu ir tau viską papasakosiu. Gerai? Iki, bučkis. Kur Lionė? vonioj. Na, viskas gerai? Nesiskaito. Tai ką, jis nebuvo pas Varkalienę? Buvo, bet nepripažįsta. Ko nepripažįsta, kad buvo? Tai jeigu buvo, tai buvo. Tai sako, kad to nebuvo. Nesupratau. Klausyk, tu nueik, tu su juo pasišnekėk. Žinok, man atrodo, kad jis kažką suka. Tai, matyt, patiko, tai dabar eis kaip koks narkomanas. Taip, ne? Labas, Monika. Labas. Seniai laukiai? Nuo pietų beveik. Tai gal išalkai? Važiuojam pavakarieniausiu. Išalkau, bet kaip tavo žmona? Tai jos nebus. Nenorėčiau pakenkti jūsų santykiams. Tai nepakenk. Tai ko čia atvažiavai? Aš išsikviesiu taksi, gali važiuoti. Gerai, jokių restoranų. Parvešiu namo, gerai? Gerai. Lionė vonioj. Nuodėmės plauna. Nu, Sofija, ašgi nekalbėsiu su žmogum per duris tokią temą. Grįšiu namo, viską papasakosiu. Iki. Tu pasakyk tai Sofijai, kad viskas gerai, kad nieko nebuvo, susitaikėm ir viskas. Tai visgi buvo. Tai aš nežinau. Sako, nesiskaito. Žiūrėk, išeina. Palikit jūs mane ramybėj. Matei? 2-3 žodžiai ir muštis eis. Tai visgi buvo. Nors nekal ir nebuvo. Tai nežino. Nesuprasi, einu išsiaiškinsiu. Nu neprisimenu. Nu, nejuokinga. Nu nejuokinga, nu vis tiek neprisimenu. Tai, nežinau, tu buvai išgėręs? Biškė. Kiek? Nu gal 2 butelius. Nu, tai aišku, kad tu nieko neprisimeni. Nu ir kas, nu vis tiek neprisimenu. Nu, tada sakyk, kad buvo. Aha. O jeigu nebuvo? Nu, koks skirtumas? Buvo, susitaikyk su Zina ir viskas. Aš lėkiu namo. Nes Sofija laukia su Tarka. Viskas, einam, Zina jaudinosi. Nu, einam, Lionė, ir pasakyk visą teisybę. Teisybė. Teisybę.
Nu, Lionė, sakyk. Viską iš pradžių? O tai taip, viską. Viskas, kas kaip buvo. Nuėjau į krautuvę. Ten eilė buvo tokia nedidelė. Atsistojau į eilę ir galvoju, ką pirkti. Lyg ir į degtinę. Palauk. Arčiau esmės. Buvo ar nebuvo? Nu, sakyk, kad buvo. Juk buvo. Buvo. Neprisimenu. O taip, kaip patogu. Tai nueini vieną kartą pas tą šliundrą Varkalienę, grįžti vakare, labas vakaras, aš neprisimenu. Nueini antrą kartą pas Varkalienę, pakiša patelnę, labas vakaras, aš neprisimenu. Buvo, Lionė, buvo! Taigi moteris, ką tu dabar darysi? Nu, baig. O kas tam vamzdžių valdovui reikia, kad buvo malonu? Nieko nesakiau, pamiršau, nieko nebuvo. Ateik čia, aš ne už kalnieriaus, kaip paimsiu. Galvą nurausiu tau. Nu, Lionė, nusiramink, nu kas tu per žmogus, aš strateguoju, reguliuoju, čia viską reguliuoju. O tu vat paimi ir viską taip vat atidarai savo tą gerklį ir viskas sugadini. Nusiramink. Einu, pakalbėsiu su Zina. Ir pasakysiu, kad viskas buvo. Nebandai. Graži. Šiandien vienas, kur tavo apsauginis? Daviau išeiginį. O tu dirbi kur nors? Stoviu darbo biržoj eilėje. Nenori rimtai kalbėti. Nu, kam tau rinkti informaciją apie mane? Viskas yra Facebook'e. Priimsi draugus? Tu kaip Arnoldas, priimk draugus. O ką jisai prašė? Prašė. Tik ne manęs. Silvos. Kaip Silva gyvena? Kasparai, kur tu mūsų įvėlė? Tai dabar eis pas tą Varkalienę, tu pamatysis mane dėl tos lervos paliks. Neįsigalvo, taip nebus. Nebus. Aš į darbą. Palauk, ir aš su tavim. Jei jau kalbėjai su Varkalienė, nu, davei velnių, dėl to, kad Lionė neduoda, tai paklausk jos. Varkalienės? Nu ką? Nu tai, juk jūs moteris, susikalbėsit. Nu, jis nieko neprisimena, kitaip man tikrai Lionė būtų pasakęs. Išsityčios. Kodėl? O tu pasakyk, dėl sveikatos klausi. Kokios sveikatos? Venerinės ligos. Ar reikia jau Lioniai eiti pas daktarą? Dieve, koks dugnas, kaip kokie bomžai nuo konteinerių, kokia gėda. Klausyk, nu ne, visiškai negėda, jūs graži pora, susitaikysit. O visa šita istorija jau rytoj bus praeitis, viskas, pamirši. Manai, įmanoma pamiršti? Aišku, kad taip, kitu atveju tai čia, žinai, kaip pusė žmonių išeitų iš proto. Viskas. Aš liekiu pas Lionę, o tu pas Varkalienę.